Kviečiame tave į nepaprastą kelionę po Kostariką. Kostarika tai yra neįtikėtino grožio žemė, kurioje gamta turi savo teisės ir yra labai griežtai saugomi gyvūnai ir visa augmenija. Ne veltui čia vyksta žmonės iš viso pasaulio ir dėl ko? Būtent dėl gamtos. Mes savo kelionę pradėsime nuo pirmo etapo, kuris vadinasi Purificación. Šiam etapui vyksime prie Arenal ugnikalnio, apsigyvensime privačioje viloje ir mėgausimės natūraliomis karštomis versmėmis, kuriuose skaidrinsime savo intencijas, kūną ir sielą. Taip pat aplankysime pačius gražiausius nacionalinius parkus, mistinius kabančiuosius tiltus, žydrąją upę Celestian ir La Fortuna krioklį. Į kiekvieną šitą gamtos stebuklą vyksime su aiškia intencija, ką norime savyje išlaisvinti, transformuoti ar sustiprinti, aktyvuoti. Per vandens elementą išskaidrinsime save ir taip pat patirsime kai ką labai unikalaus. Jeigu bus galimybė, keliausime į masažus tiesiai prie tekančios upės. Toliau mūsų lauks nuotykių pilna kelionė, kurioje taip pat kelsimės keltu per pusiasalį, su džipais važiuosime per upes ir visa tai tik tam, kad pasiekti nepakartojamo grožio slėnį Pakotė. Čia mes turėsime galimybę stebėti unikalų reiškinį bioluminación. Ir šis mūsų etapas šiame slėnyje ir vadinasi Illuminación, nušvitimas. Šiame etape mes keliausime gilyn į save per kvėpavimo praktikas, šamaninius ritualus, švento tabako ceremoniją bei unikali galimybė patirti gydančią psilocybin energiją, nes Kostarikoj tai yra legalu. Todėl turėsime stipriai gydančią ir išlaisvinančią ceremoniją su gamtos medicina. Visiškai pakeitę savo energiją, jau būsime pasiruošę susitikti su Kostarikos perlu Santa Teresa pakrante. Tai yra viena iš pasaulio mėlynųjų zonų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad gyventojai čia turi ilgiausią gyvenimo trukmę. Kodėl? Suprasite atvykę. Nepakartojamo grožio paplūdimiai, unikali atmosfera, laisvės pojūtis. Čia neatvyksta paprasti turistai, čia atvyksta tikrai laisvi širdyje ir prote žmonės, kurie vertina visiškai kitokį patyrimą. Šioje vietoje mes išbandysime balansavimą ant naujai sukurtos savo gyvenimo sėkmės bangos. Kaip supratote, kursime naują realybę, kur esame sveikesni, labiau mylime savo kūną, maitiname jį, puoselėjame, medituojame, darome jogą, galbūt jodinėjame žirgais paplūdimiu. O galiausiai tiesiog įsiliejame į purą vydą gyvenimo ritmą, nes būtent taip vadinasi trečiasis mūsų kelionės etapas. Mūsų įspūdingą kelionę uždarome sakrale kakavos ceremonija, kurioje pagerbsime visas patirtis, per dėkingumą susijungsime su dar aukštesnėm vibracijom ir dar labiau žeminsime savo naująją versiją. Ar pamiršau paminėti, kad gyvensime privačioje viloje ant vandenyno kranto? Taip, visa tai jūsų laukia šioje įspūdingoje kelionėje po Kostariką. Tai ne tik neįkainojamas nuotykis, bet ir gyvenimą keičiantis patyrimas. Todėl keliauti tikrai verta. Paskutinės minutės pasiūlymas aktyvus dabar. Nedelsk, prisijunk prie mūsų ir tapk savo gyvenimo stebuklu.